žaidimų, kad čia bendrauti su draugais, linksmai praleisti laiką ir, kad po žaidimų pasimelsti po to. Čia aš ateinu praleisti gerai laiką, pasportuoti, čia visada geri animatoriai, jie smagus ir galima pasiekti daug gerų žaidimų. Išaušo rytas nuostabus, prisikėlė Jėzus Dievo Sūnus. Jis prisikėlė iš mirties, nes jį negalėjo nugalėti. Auklėjimas per žaidimus visų pirma yra buvimas kartu. Nesvarbu, kokį žaidimą tu žaistum, ar aktyvus, arba ramesnis. Arba reikia judėti, arba reikia komponuoti, rankdarbių daryti. Nesvarbu, kokiu žaidimu, kokia veikla tu užimsi vaikus, svarbu, kad būtų veikla, kuri jiems patinka, tada neturi būti jokios prievartos. Ir antra, kad tu darytum suaugęs arba auklėtojas, kad tu darytum kartu. Esmė yra, kad animatoriai dalyvauja žaidimuose, ne kad jiems patinka žaisti, bet kad būti kartu su vaikais. Ne kaip prižiūrėtojai, ne kaip savotiški policininkai, kurie turi užtikrinti, kad žaidimas būtų atliktas, bet kaip draugai, broliai, seserys. Tada tas žaidimas auklėja. Auklėja be abejo fiziškai, bet auklėja taip pat psichologiškai, auklėja taip pat morališkai ir dvasiškai. Prisikėlė Jėzus Dievo Sūnus. Jis prisikėlė iš mirties, nes jį negalėjo. Aš manau, kad auklėjimas per žaidimus yra pats geriausias auklėjimo būdas, kadangi vaikam yra svarbu žaisti, kitoks būdas jiems yra nuobodus ir žaisdami jie galbūt net nesuvokia to mokymo tiesiogiai, tačiau su laiku jie turi tai, ką gavo žaisdami, tuos pamatus ir su laiku tai ateina ir jie supranta, jog tai visgi buvo daugiau negu žaidimas. Vaikai yra mokami ne tik kaip elgtis, kaip bendrauti su kitais vaikais, sąžiningumo, draugiškumo, bet tačiau, kas yra labai svarbu, kad yra mokami taip pat apie Dievą. Kad tai yra mūsų gyvenimo dalis. Be žaidimo įmanoma, bet ar tai būtų geriausias variantas, aš nemanau, kad tai būtų geriausias variantas. Visų pirma, turbūt pastebi ir mokytojai, kurie moko pamokose vaikus, kad jeigu vaikui nurodai tik tai teoriškai, ką jis turi daryti, kaip jis turi elgtis, tada vaikas dažniausiai pas jį ateina atmetimo instinktą, žodžiu, jam nepatinka tai, kas yra teoriška, jis nori viską pajausti, jis nori pasižvalgyti ir žaidimas, man rodos, tai yra kaip praktinė užduotis suaugusiam, kuomet tu gali su vaiku ir bendrauti, kuomet tu gali rodyti pavyzdį. Ne tai, kad tu pasakai, tu žinai, reikėtų elgtis taip arba kitaip. Bet aš manau, kad geriausias yra vaikui pavyzdys, kaip reikia elgtis, būtent kai žmogus patenka į natūralią būseną, tarkim, mes kartu žaidžiame su vaikais ir mes elgiamės taip, kaip mes norime, kad ir tie vaikai, kurie žaidžia kartu su mumis, elgtųsi.